Aliuką. Turim. Toksai irgi niekas. O, koks ešerys. Publika, sveiki visi. Po šiandienos žvejybos su savo pažįstamu per naktį nusprendžiau šiandien ateiti dar prie Nemuno vakariop. Praėjo nebloga griaustinių banga ir lietaus kiekis. Dabar aprimo, į vakarą nieko nebus, kaip ir normaliai viskas. Tad nusprendžiau dar ateiti prie Nemuno pasibandyti. Tad žiūrėsiu, kaip čia man gausis, jeigu įkalsim kažką, nes labai norisi kažką įkalt šiandien. Tokio gero. Kokį salatį ar dar lydeką arba kas papuls, aišku. Čia kai visada nežinai, kas gali papulti šitoje upėje. Tai kągi, žiūrim, ką turim, chebrytė, judam į link taškų, žiūrim, apsimėtom, tikrinam paviršių. Šiltas vanduo beprotiškai, tai turėtų ir paviršinis masalas eit. Ešeriai šiandien ežere vaikščiojo pasakiškai. Bet lydeko šamas buvo labai vangus ir nieko realiai neatskleidė šiandienos naktinėje žvejyboje ant ežero. Tai va, tai bandysim, žiūrėsim čia gal kažką pagausim. Kągi, ką tik pamačiau šeimą, būtent matot, kur tie akmenys. Tai bandysim pravest masalą nuo kairės į dešinę. Blemba, tos žuvėdros pravodkės taip gavi. Žuvėdros, blemba, kokios čia žuvėdros, nežinau, kas čia. Kaip jos pravodkės gaidina, jūs neįsivaizduojat, man jos nervuoja jau. Pamatai? Su tokiam pauzėm. Šiandien iki paskutinės vietos nedaeisiu, nes tai pradės temti. Nu, gal dar koks salatės sukels, kaip praeitą kartą ešerys ir paskui dar rekordinis salatis tą pačią dieną. Ešerys tai ne rekordinis buvo, bet salatis tai 72, kiek pamenu. O kažkas sukilo toj vietai. Šakės. Vaizdelis pasak. Nežinau, kaip galima kitaip perduoti tokį vaizdą, nes iš tikrųjų tai yra gražu ir tikra ramybė. Turim. Sakiau, chebryt, jog turėsiu. Šeriokas. O, kaip gražiai paėmė. Ai, fainiai. Fainiai šeriai. Toksai irgi niekas. O, koks ešerys. Tu gerai insektas. Insektas gerai. Galima tave taip paimti. Tai
Chebrytė. Ant rapolinio. Toks ešerys. Gražaus skaityta. Tikėjausi aš tavęs, draugai. Va. Gražuolis. Keliauk. Galvau, paleisiu aš tave gražiau. Šauniai. Biškai natūralumą pakeičiau. Ta prasme į baltą. Ir kaip tik žiūrim, bum, sekė. Fainiai. Liuks. Atsidarėm popierį. Liuks. Varam biškai dar toliau. Dar pabūsim biškudį. Gal. Dar išeis koksai. Vienas kitas, jeigu išeis, labai puiku bus. Liuks. Biškai eidamas pramesiu tokias vietas, kur galimybėje būtų ir žiūrėsim. Ten buvo išėjimas vienas. Sakau, dar yra tikrai variantų ir bus tikrai matyti, kas čia bus. Įdomus vakaras, įdomus. Srūtas krenta, gal lydekas sujudės. Žinokit, net tokios nuomonės, kad dėt iš tikrųjų blizgę ir pabandyt pašaudyti dar. Gal suveiktų. Dar toliau galime. Saliuką. Turiu, chebrytė. Sėdi salačiokas. Oi, geras. Visai nieko. Visai nieko. Ir salatį įsiprašėm publiką. Ir salatį. Kaip stvėrė tai. Bet ar didokas. Šiaip normaliai. Ant vakarinio tokio pagrybė. Link namų einant. Tai kad labai gražus. Labai gražus salatis. Pasakiškas žuvis. Pabiškiai prisikankinsim. Čia kur tai? Žolės. Ką jis taip duodasi? Tikrai neblogas žerikas. Tu. Gražuolis. Palauk, drauguži. Aš tau... Ta žuolis. Atsijudina ir viskas. Vakarinis žerikas. Graži žuvis publika. Einam, pasileidžiamės jį. Ir keliaujam namo. Šiandienos tema įvykdyta.